Galiūnų čempionatas vyksta jau 25 metai Lietuvoje ir po 10 metų pertraukos sugrįžome į Gargždus. 2003 metais buvo Gargžduose Lietuvos galiūnų čempionatas, tuo metu nedalyvavau, laimėjo Vilius Petrauskas ir dabar teko garbė laimėti varžybas Gargžduose. Manau, kad geriausius rezultatus pasiekti reikia visko viename, reikia gerų duomenų, daug įdėti darbo ir aišku sėkmės ir užsispyrimo, nes daug sportininkų palūžta lemiamų momentų, tai svarbiausia išlaikyti iki galo tą kovinę dvasią ir tada viskas sekasi. Jaunimui reikia daugiau svajoti, norėti ir jeigu turėsite svajonę, tai vieną dieną jinai išsipildys. Aš taip pat prieš daugelį metų buvau jaunas ir norėjau tapti stipriausiu pasaulio žmogumi, daug dirbau ir išsipildė tas mano troškimas. Aš galiu viską sau leisti, nes man patinka sportas, man patinka toks gyvenimo būdas, niekada netraukė pasilinksminimai, kvaišalai, gyvenu sveiką gyvenimą, mėgstu sportuoti, žodžiu, darau tas, kas man teikia malonumą ir galbūt kitiems žmonėms atrodo, kad aš kai ko atsisakau, bet iš tikrųjų tai aš darau tai, kas man patinka. Aš 2-3 valandas per dieną sportuoju, o kiti žmonės galbūt turi kitus užsiėmimus, kitokius hobius, o kai kas tiesiog prie televizorius praleidžia 3 valandas. Tai manau, kad reikėtų visiems aktyvesnį gyvenimą vesti ir turėti kuo daugiau užsiėmimų, kuo daugiau hobių, tuo įdomesnis gyvenimas bus. Linkiu Gargždams išlikti visada tokiu gražiu miestu, su tokiais puikiais žmonėmis ir kuo daugiau turėtumėt tokių renginių, kad kiekvienas gimtadienis būtų vis įdomesnis ir įdomesnis.